jaunas žmogus, mes visi esam pakankamai tokie skeptiški, tai kada jis išgirsta pirmą kartą apie tai, tai jisai, nežinau, aišku, žmogus greičiausiai dar pasigūglina, besigūglindamas jisai ten apie viską, apie ką tu nori googlinkis, apie dešrą, kiaušinį ar Herbalife, atrasi gerų ir blogų atsiliepimų ir net dažnai būna, kad blogų daugiau negu gerų atsiliepimų, bet kadangi vis viena tu gyvai šneki iš gyvo žmogaus, visam, aš manau, kad žmonės daugiausia tiki ir vertina tada, kada mato patį tave, ar ne, arba tu pats padarai rezultatą, arba tu mato tave vis laik energingą, gerai nusiteikusi, gerai beatrodanti, visi nejaučia tavo energetiką ir va tada yra tikėjimas, kada tu pats esi pavyzdys. Nes jeigu tu pats nevartoji kažko tai ir kažką bandai pasakyti, kad čia yra labai geras, bet aš šito nepabandžiau, tai nėra tiesa, aš niekada pati nepatikėčiau. Bet kada tu pats vartoji, jie mato, kad tu vartoji, tu geri prieš treniruotę, kartais po treniruotės, kartais vietoj pietų tu geri, tai ir jisai mato, kaip tu atrodai, kaip tu jautiesi, tai viskas, apie ką kalbam. Tai